Ar labai svarbus laimėtas auksas? Kalnietis ne ponas. Kaip, aišku, smagu laimėti, bet tai nebuvo pagrindinis uždavinys laimėti. Čia žaidimą. Ne pagrindinis dalykas. O kas yra pagrindinis dalykas? Susižaidimas, tas susižaidimas vienas kitas supratimą. Eiti čempionatą vis geriau ir geriau. Kaip vertinat, kaip pavyko tą padaryti? Sakykime, vakar varžybos gal buvo geresnės, aš gal buvo tokių užsikirtimų į puolinę gynybą, mes kažkaip visai neblogai gaunasi. Aišku, yra taisyklių dalykų, bet neblogai susikalbam ir leidžiam nedaug taškų, bet puolinę trūksta tokio laisvumo, kamuolio judėjimo ir dar štai. Sakau, trūksta tokio atsipalaidavimo, gal keičiasi žaidėjai nepadėjo. Ne visi, bet daug susikausto ir reikia tą ledą pramušti, kad nueitume į puolinę. Man tai treneris šiandien dar kartą paminėjo, kad jums Meškos paslaugą padarė tai, jog žaidėt visą sezoną kaip atakuojantis gynėjas, ne? Pats jaučiat, kad tai iš tikrųjų daug žalos pridarė? Nu, aš ką žinau, aš tai galvoju, tai ką žaidžiau to ir to, aišku, žaidžiau to atakuojančių, bet tai ką dabar daryti? Yra kaip yra. Žaidžiu taip, kaip reikalauja treneris, jeigu galėtų žaisti. O pačiam dabar sunku persilaužti atgal prie žaidėjo? Na, aš pirmas dalykas negaliu sakyti, kad aš visą sezoną žaidžiu to atakuojančių gynėjų, tai nėra, kad labai kažkas tokio kitokio ir kažkaip taip, tik paprasčiausiai gal mūsų žaidimas visi gynėjai, gal šiek tiek mažiau indėlio, nu, ne, ta prasme, taškų gal indėlių mažiau įmeta į tą bendrą komandos pergalę, tai daugiau žaidžiu akcentuojam per dėlių žmonės, dėl to mūsų žaidimas gal trūksta to laisvumo ant perimetrų. Bet kad ten labai sunku kažkas būtų, tai ne. Man tai šiandien galėjot pasitestuoti šiame turnyre, ką reiškia tas intensyvus varžybų grafikas, koks bus Slovenijoje. Nu ir kaip po tų 3 dienų jaučiatės? Nu, ir visi jaučiasi, bet ką žinau, sąlygos visiems vienodos. Aš nemanau, kad čia mes nesame kažkokie labai seni ar panašiai, taip kad vyro dabar per tą parą kažkiek tos mikrotraumas daktarai dirba, atsistatai ir aišku, ryte būna sunku, bet vakarą aš nemanau, kad mes mums trūksta jėgų. Ačiū.